Labas vakaras. Kristinai Brazauskienei niekaip nepavyksta išlipti iš skandalų jūros. Dar visai neseniai buvusio prezidento ir premjero našlė daugelį pribloškė sukūrusi sąjungą su Vytautu Šustausku. Praėjo vos keli mėnesiai ir jau skyrybos. Negana to, poniai Kristinai niekaip nepavyksta sutarti su Algirdo Brazausko dukromis. Šį vakarą išskirtinis Kristinos Brazauskienės interviu apie skyrybų su Šustausku priežastį ir prezidento testamentą. Vėlyvą vakarą savo namuose Turniškėse mus pasitikusi prezidento Algirdo Brazausko našlė Kristina Brazauskienė sako, kad dabar gyvena taip įtemptai, kad namuose praleidžia labai mažai laiko ir visi jos planai daug ką čia sutvarkyti, kol kas tebelieka tik planais. Viešo santykio aiškinimosi su Algirdo Brazausko dukterimis, turto dalybos, politinės vedybos ir skyrybos su Šustausku anot Brazauskienės ją išvargino. Norėčiau nuo visko atsiriboti ir pabėgti. Dabar grįžtų namo tik pernakvoti, dėl netaip tobulai, kaip visuomet sutvarkytų namų atsiprašo Kristina. Ant kėdės užmesta kailinė skraistė, pasak Kristinos, pirmojo jos išėjimo į viešumą ženklas. Juozo Statkevičiaus kolekcijos pristatyme apsilankiusi Kristina buvo tiesiog užpulta žurnalistų, trokštančių atsakymų, kodėl jį metė Vytautą Šustauską, su kuriuo sąjungą sudarė vos prieš kelis mėnesius, kokie jo santykiai su Algirdo Brazausko dukromis, kurios našlę vadina godžia, ir kodėl abi pusės įsivėlė į viešas turto dalybas, jų kaip teigiama testamentu Algirdas Brazauskas viską padalino. Klausykit, aš jums pasakysiu taip, tegul ateina, pasiima viską, kas jiems priklauso. Va. Ir tegul nešasi, ir nesuka man galvos. Nes jie mano gyvenime niekad nebuvo kažkas tai išskirtinio. Jie nebuvo. Kiek jiems reikėjo ten pabendrauti su tėvu, aš visada, sudarydavau sąlygas, reikėdavo ten nueiti, pas juos aš nueidavau, bet tarp mūsų draugystės niekad nebuvo. Gintarų kolekcija savo vietoje, namuose, ten, kur ir buvo visada, sako Kristina Brazauskienė, ir juokiasi išgirdusi gandus, neva jie ją pardavė. Tai buvo mylimiausia Algirdo kolekcija, pasakoja Kristina. Jis mėgdavo paimti į rankas didelius gabalus gintaro ir sakydavo, kad laikydamas juos jaučia ramybę. Kažkada 32 egzempliorių kolekcija jai apsigyvenus su prezidentu gerokai padidėjo. Dabar joje virš 100 dirbinių ir gintaro gabalų. Mudu rinkome ją drauge, užsakiau net specialias vitrinas gintarams. Kaipgi galėjau ją pradanginti, o be to neatsisakau minčių ją eksponuoti valdovų rūmose, aiškina Kristina. Dabar galiu atskleisti Algirdo Brazausko testamento detalės, kad visiems būtų aišku, ar mes turime dėl ko nesutarti su jo dukromis ir jų šeimomis. Kristina Brazauskienė šiomis dienomis buvo šykšti komentarų ir apie tik įvykusias politinės skyrybas su Vytautu Šustausku. Dar neseniai viešai gyrusi ir negailėjusi komplimentų ubagų karaliui, žadėjusi su juo šturmuoti Seimą ir paversti ubagus turtuoliais, prezidento našlė netikėtai jį paliko. Išstojo iš partijos ir nutraukė visus politinius saitus su Šustausku. Ji apsigalvojo per naktį ir mane metė, aiškino Vytauto Šustausko žurnalistams ir guodėsi negalėjęs dėl to net užmigti. Išsiskyrė keliai, savo poelgį viešai pakomentavo Brazauskienė. Dabar galiu pasakyti, kas nutiko iš tikrųjų ir kodėl aš dar vakare pranešiau Šustauskui, kad į partijos suvažiavimą neatvyksiu. Nenorėjau būti Trojos arkliu, vėliau įvešinčiau Šustauską ir į Seimą. Aš galiu pasakyti, kad mane suvedžiojo, tik aš palikau. Jūs pirma pasakėte, kad taip nebus, ar ne? Aš pasakiau, kad taip nebus. Reikia būti atviriems ir mes paskutinį, tą vakarą, kai jis man ten rašė žinutės ir aš parašiau jam, kad nesusigaila, kad nesusikalbėjom, kad pritrūko atvirumo, atviro to dialogo. Dėl to, kad mano viena sąlyga buvo, kad pakartotų tą pačią, dienotvarkę, tokią, kokią buvo ir pirmą kartą. O ne taip, kad, įstaitus kaitaliotų, paskui dar, jis netgi nepasakė, kad jis nori būti pirmas pavaduotojas. Tai va jūs dėl šito labiausiai susipykote, kad jisai norėjo būti pirmas pavaduotojas? Mes nesusipykom visai, mes nesusipykom, aš tiesiog pasakiau, kad, aš nedalyvausiu. Ir jis iš vakaro žinojo, kad aš nedalyvausiu. Dėl to, kad mes dar buvom abejonių tokių turėjom su mano, tokia, kaip pasakyti, ir patarėjai, ir padėjėjai, ir dešinioji ranka, ir aš ją tikrai mačiau kaip pavaduotoja, nes jinai tokia labai, kaip pasakyti, turi patirtį organizacinėje veikloje. Pati sugalvojusi, kad